Riedučių meistras ir ekstremalas vokietis Dirkas Aueris atliko dar vieną įspūdingą triuką. Šį kartą, vėdamas riedučiais, Aueris pravažiavo 860 metrų amerikietiškais kalneliais. Prieš kelias dienas Štutgarto atrakcionų parke, vilkėdamas specialiais drabužiais, vokiečių riedutininkas ekstremalų rekordą pasiekė per 60 sekundžių. Drąsius ir neeilinius iššūkius mėgstantis vokietis važiavo 90 km/h greičiu. Tokiu greičiu važiuoti riedučiai sunku net gatvėje, o ką kalbėti apie amerikietiškus kalnelius. Juolab, kad šio ekstremalaus atrakciono konstrukcija nepritaikyta tokiam išbandymui. Kad galėtų atlikti triuką, Aueris sugalvojo specialų įrengimą, kurį konstravo 110 valandų. Ir žinoma, jam prireikė dar daug valandų treniruočių. Aueris pasaulyje išgarsėjo neįprastų rekordų, kai prisikabinęs prie automobilio Porsche GT su riedučiais lėkė 307 km/h greičiu.